Labą dieną, gerbiami moksleiviai. Šiandieną aiškinsime toliau programavimo pamoką ir šiandieną imsime naują temą, tai sąlygų sakinį. Ir mes įsiaiškinsime, kas tai yra sąlygos sakinys. Taigi, gyvenime dažnai tenka rinktis iš kelių variantų ir kartais būna tie variantai aiškus, o kartais ir neaiškus būna. Kaip beveiksliukai parodo, kad kryptis mes žinome, kad į dešinę ar į kairę reikia sukti, tiksliai žinome, o kartais ir nebūna tų tikslumų, būna kaip ir variantinis. Reikia pagalvoti, pasvarstyti. Sąlyga dažnai sutinkama yra programavime ir didelėse programuose visą laiką būna sąlygos, tai prie ciklų, prie apdorojimų, prie masyvų, prie kitų dalykų dažnai naudojamas ifas, sąlygos sakinys. Kaip sąlygos sakinys užrašomas? Tai jei kažkas tai lyginama, tai jeigu tas lyginimas atitinka tiesą, teisybę, tada pranešimas nuo true, teisingas. Jeigu kitaip, jeigu netitinka to palyginimo, tada gali būti netiesa, arba dar gali būti nuo else if, arba dar kitas if, jei. Jei dar kartą toks variantas, ar dar kas nors, ar dar kas nors. Taigi, pažiūrėkime, kaip sąlygos variantas būtų realiai. Jei du daugiau už vieną, tai yra tiesa, kad du už vieną yra, tada yra tiesa, o jeigu vietoj dvejeto būtų vienetas daugiau už vienetą, tai būtų netiesa, nes vienetas yra lygus vienetui, tai būtų netiesa, false. Bet galimybės gali būti ir tokios, jei 10 daugiau už vieną, jei 9 daugiau už vieną, tai labai gerai, jei 8 taip toliau, bet jeigu vienas daugiau už vieną, tai yra netiesa, tai rodo blogai. Sąlyga tai loginis reiškinys, kai jo reikšmė yra tiesa, sakoma sąlyga tenkina. Kai false, kai netiesa, tai yra netenkinama. Su operatoriais, kurie naudojami sąlygos sakinyje, mes galime sakyti, kad yra ir sudėties, ir atimtis, ir daugybė, ir dalyba, ir liekana gali būti, bet būna daugiausiai neigimas, teigimas ir dar kiti elementai. Kaip mes galime loginį if sąlygoje palyginti? Tai gali būti daugiau ir lygų, gali būti mažiau ir lygų, gali būti lygų tik tai, arba nelygų, gali būti loginis ne, gali būti ir, gali būti arba. Ir kada būna daug palyginimų, sakykime, reikia sulyginti, ar vienas toks ir toks ir toks ir toks. Jeigu visi atitinka, kad tiesa yra, tada tik tai dirba, reiškia, ir. O jeigu arba, tai užtenka, kad nors vienas iš kelių išvardytų dirba ir tai tiesa yra, ir tada yra true, arba teisinga kryptis. Na, priskirimo operatoriai tik buvo aiškinti, kaip yra, kiek atminties atima operatoriai ir kokios ypatingesnės dalys mes vėliau įsiaiškinsime. Na, yra tokios kaip struktūrogramos, kai mes norime kažką tai išaiškinti, pakalbėti, nenaudodami konkrečiai, kad neapsunkinti kodoje nerašydami, tai mes naudojame struktūrogramas arba blokinės schemas. Struktūrogramos, tai va čia yra toks iš eilės paaiškinamas, yra kažkoks, reiškia, eiliškumas programos, kad kaip pavyzdys, sakykime, kad ruošia kavos, sakykime, tai įpilti, pasimti arbatinuką, įpilti vandens ir taip dėliotume užrašus, ne? Paimti arbatinuką, įpilti vandens, pastatyti ant viryklės, uždegti virykliai ugnį ir virti iki, kol užvirs vanduo, paskui įpilti, įdėti poduką, pasimti į poduką, įdėti arbatos, jeigu tai arbata būtų, užpilti tą arbatą,
Ir va tokis eiliškumas, kad jeigu kažką tai praleisi, sakykime, aš jau kaip žmogus galvoju, kad taip savaime turėtų būti, kažkur tai vandenį įpilsiu į puoduką, bet dar prieš tai puoduką reikia paimti. Taigi mes turime tokius eiliškumus. Struktūrogramos pavyzdys, kur čia yra kur su ciklais, su ifu, taip užrašomos tokie pavyzdžiais, tokiais galim pasižiūrėti detaliau, ko mes anksčiau vėliau žinosim. Dabar pabandykime spręsti uždavinį. Kartu. Uždavinio sąlyga. Du draugai, Jonas ir Povilas, žaidžia šachmatais. Jie surinko skirtingą taškų skaičių. Jonas N taškų, Povilas M taškų. Čia kintamieji, ne? Parašykite programų, kurie ekrane rodytų rezultatą. Turnyrą laimėjo Jonas, arba turnyrą laimėjo Povilas. Arba gali būti, kad pralaimėjo, ne? Tai aišku, jeigu daugiau taškų surinko, tai Jonas, tai jis laimėjo prieš Povilą. Jeigu Povilas daugiau surinko taškų, tai Povilas turėtų laimėti, turi laimėti. Tai šičia, kai palyginsime, jei Jonas daugiau surinko už Povilą, tada true reiškia rodo, kad Jonas laimėjo. Ne? Ir dabar žiūrėkime, kaip tai užsirašo. Aišku, patikrinimą tokį būtų, kad n, jeigu lygu 3, reiškia, o m2, tada laimėjo Jonas. Na va, čia mes pradžią žinome, kad pagrindinėje funkcijoje priskiriame kintamuosius sveikiesiems skaičiams n ir m. Pranešimo lange parašome, praneša mums, kad kiek taškų surinko Jonas ir n įrašome, sakykime, 3, ne? O kiek laimėjo, kiek taškų surinko Povilas, parašome 2. Tai n daugiau už m. Tai jeigu 3 čia įrašytume, tai laimėtų Jonas. Jeigu čia kitaip įrašytume, pavyzdžiui, 2 įrašytume, tai būtų netiesa ir eitų, reiškia, 2, o ten M3, tai tada griebtų kitaip Povilą, Elsę imtų. Va, struktūra tokia ir užrašoma. Tai if, palyginimas ir skliaustelė prasideda ir tose skliaustelėse pranešimas. Šitą cout mes jau žinom, kaip užrašoma. Ir kada šitą šaką užrašoma, tada einama prie Elsė ir Elsės šakoj užrašoma irgi šitaip su skliaustelė, su visko. Visą laiką įsivalo atminti šitas pranešimas return. Spręsdami užrašėme sąlygos sakinį. Nu, va čia aiškiau užrašyta, kaip jisai turėtų būti. Sąlygos sakinio sintaksė, tai yra kada atitinka šitą tiesą, kad yra, sakykime, tikrai daugiau, tada pranešimą griebė šitą. Jeigu būtų netiesa, jeigu būtų čia mažesnis skaičius su šitą, tai tada griebtų šitą tiesą. Tai netiesa šitą šaką. Na, ir dabar čia, kaip programai taip atrodo, kaip mes sudėjome ir kokie pranešimai būtų. Įspręskime kitą uždavinį. Pirmosios olimpinės žaidynės įvyko 1896 metais ir toliau organizuojamas kas 4 metai. Jei žaidynės neįvyksta, tie metai vis tiek laikomi olimpiniais, o žaidynėms skiriamas eilės numeris. Parašykite programą, kuris surastų metų olimpinių žaidynių numerį N. Jei metai neolimpiniai, turi būti spausdinama metai neolimpiniai. Na ir pasitikrinimas čia yra. Na, žiūrim, kaip čia spręsti šitą uždavinį. Tai vėlgi kintamuosius priskiriam, nes reikalauja N ir M. Paprašome, kad sužinotume, kokie metai yra, tai įrašysime ir paskui, jei M įvesti metai atimti 1896 ir padaryti liekaną iš 4 ir yra 0, ir jeigu čia tiesa, tada įmama šita šaka, kad M atimti 186 padalinti iš 4 plus vienetas, tai N būtų, ir tada gautųsi šitas pranešimas. N kokie metai. O čia būtų neolimpiniai metai. Pranešimas. Na va ir kodas pilnai aprašytas, galime įsianalizuoti.
Na, sudėtingesnį uždavinį pabandykime spręsti, tai kai reikia patikrinti, ar tenkina viena iš kelių sąlygų, rašoma sudėtingas sąlyginis sakinys, išnagrinėkime pavyzdį. Parenkite programą, kuri praneštų, kada baigėsi pamoka, jei iki pamokos pabaigos liko T minučių. Jei iki pamokos pabaigos liko daugiau negu 30 minučių, turi būti spausdinamas pranešimas liko dar labai daug laiko. Jei iki pamokos pabaigos liko mažiau negu 30, bet daugiau negu 15 minučių, turi būti spausdinamas pranešimas liko dar nemažai laiko. Jeigu iki pamokos pabaigos liko 15 ar 7 minučių, turi būti spausdinamas pranešimas liko nedaug laiko. Tai kai mes čia galvosime, mes taip paprastai kaip žmonės galvotume, jei liko tiek, jei liko tiek, jei liko tiek. Tai reiškia, kintamasis turi būti lyginamas su tais skaičiais ir tam tikru jei turi būti parodyta pranešimas su cout, ne? Na, o įvedimui mes naudojame kintamai, kad įvesti kiek liko laiko. Nu, žiūrėkim, kaip ta programa atrodo, tai kiek liko. Tai mes įvedimui naudojame čia T ir paskui prilyginimas. Tai kada 7 minutės, tai pranešimas cout, kada 15 minučių. Ir matot, kas čia vat naujo yra. If vieną kartelį, paskui else if. Else if. Kitaip jei. Kitaip jei. Ir vėl kitaip jei. O jeigu jau visiškai kitaip, tada jau kitaip, tik tai liko be jokio if. Tai tokiu, matote, galima sudėtinį sakinį padaryti, kad reiškia if, paskui else if ir else. Vat ir dar toks variantas yra. Na ir va čia kaip programa atrodo. Kelių sąlygų jungimas loginėmis operacijomis. Labai dažnai tenka spręsti uždavinius, kai vienu metu turi būti tenkinamos kelios sąlygos arba bent viena iš kelių sąlygų. Tokiu atveju sąlygos jungiamos loginėmis operacijomis ir arba. Tai čia kaip minėjau, jeigu ir tas, tada tenkina sąlygą. O arba jeigu nors viena sąlyga tenkina ir gerai. Tai čia įsiskaitysite ir įsiaiškinsite, čia jums kodas paduotas ir čia labai panašiai kaip ir anuose. Ir užrašas kaip daromas. Na va. Ačiū uždėmesi.